Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Ralis. Įdomus ir įtraukiantis sportas. Turbūt viena iš sudėtingiausių automobilių sporto šakų. Todėl, kad čia negali nieko išmokti. Kiekvienas posūkis – siurprizas. Kiekvienas kilometras – netikėtumas. Tik ralyje reikia 2 kartus pravažiavus trasą ją taip užsirašyti, kad šturmanas vienu arba 2 žodžiais apibūdintų posūkį ar jų grupę, ją įsivaizduoti ir pravažiuoti kuo greičiau. O prieš tai dar reikia visą tai pasakyti šturmanui, kad prireikus perteiktų viską itin tiksliai. Ralyje greitu tapti per metus ar 2 tiesiog neįmanoma. Tai pasiekiama tik didelio užsispyrimo, darbo ir pastangų dėka. Ir žinoma, reikia talento. Abiejų ekipažo narių, ne tik vairuotojo, bet ir šturmano. Tik ralyje lenktynininkai važiuoja ant visokiausios dangos. Ant asfalto, ant žvyro, ant ledo, kartais ir kone bekelę ar kone dykumą, pavyzdžiui, safario ralyje Afrikoje. Tačiau norint tapti geriausiu iš geriausiųjų, reikia nuo kažko pradėti. Ir Lietuvoje pradėti ralisto karjerą turbūt geriausia nuo taip vadinamų mini ralių. Tai trumpi raliai su trumpais greičio ruožais. Taigi, puiki galimybė išmokti lenktyniauti. Šiose lenktynėse galima pamatyti pačios įvairiausios technikos, kurios nepamatysite profesionaliose varžybose. Nuo greitų ralio automobilių iki tikros egzotikos – Seato, MG, senų Ladų, net Moskvičių ar Ford Pumų. Kodėl apie tai pasakojame? Ogi todėl, kad jau 3 sezoną ruošdami po vieną ralistą mūsų ralio padangėje, mūsų kūrybinė grupė visai netikėtai ir pati nutarė išbandyti savo jėgas ralio trasoje. Ir pradėjome, žinoma, nuo mini ralio. Pernai buvo 2 pabandymai, o štai šiemet mūsų Nordis Racing Team ekipažas jau kovoja mini ralio lietuviškame čempionate, kaip pilnavertis narys ir varžovas. Ir tiesą sakant, varžovas nemenkas. Viskas prasidėjo nuo to, kai viename iš atrankos etapų mūsų komandos kolegos Vytautas ir Tomas susikovė slalomo rungties trasoje. Pagrindinis Nordis Racing Team komandos ramstis Evaldas nutarė suteikti šansą Tomui, išbandyti save ralio piloto kėdėje. Tomas kone 20 metų filmuoja ne tik lietuviškus ralius, jis buvo daugybę kartų ir pasaulio ralio čempionate, kelis kartus filmavo Dakaro ralį. Taigi pasakyta, padaryta. Aišku, viskas prasidėjo tarsi juoko forma, bet praėjo kiek laiko ir peraugo į gan rimtą užsiėmimą, o viskas tik dėl to, kad nuo pat pirmųjų varžybų atsirado rezultatas. Nors kiekvienas ralis – tai atskiras nuotykis. Šalia savęs Tomas pasisodino Evaldą, kuris ir paskatino Tomą lenktyniauti. Taip ratas ir įsisuko. Taigi pradėkim nuo pradžių. Nuo to, kaip gimė šis projektas ir kaip Tomas atsirado ralio vairuotojo kėdėje. Ralis yra visas gyvenimas pas mane, nes visas 7 dienas ralis pas mane gyvenime. Tavrasme, poilsio nėra. Vien ralis. Bet tu visą gyvenimą jį filmuodavai. O kaip visą tai transformavosi į komandą, į vairuotoją galų gale? Kaip visą tai vyko? Papasakok. Tai visą gyvenimą tai filmuodavau ir dar filmuoju, tai niekas nenustojo tą daryti. Kažkaip čia buvo tas ralisto pradžia.
buvo kovidas, važiavau autostradą ryte anksti į Vilnių, važiavau filmuoti. Ir taip, kažkaip taip važiuoju ir galvoju, kažką reiktų veikti per tą kovidą, tokį kažką sugalvoti, kas tokio įdomesnio būtų. Nors šiaip realiai, tokį projektą aš jau senai turėjau minty, kad kažką padaryti, kad kažkoks žmogus labai norintis važiuoti ralį, bet neturintis lėšų galėtų važiuoti ralį. Nes ir pats aš taip toks galvoju, visai čia variantas neblogas būčiau aš, žinai, iš tą vietą. Bet kadangi sugalvosiu tą projektą, taip ir gavosi, kad autostradai važiuoju. Tada mes šitą federacijai buvom oficiali medija su Pilkausku. Skambinu Vytui, sakau, žiūrėk, pas mane tokia mintis yra. Vyto tyla buvo, aišku, sako, gerai, darom. Tai mes turbūt kitą dieną jau nuvažiavom į federaciją ir sakom, norim tokį daryti projektą. Kažkaip viskas taip susidėliojo. Tada kažkaip šitą variantą pasiūlėm Nordžiui. Viskas jiem tiko, patiko. Tai, taip ir tęsiasi tas mūsų projektas. Jau trečias sezonas. Jau trečias sezonas. Bet taip įsisukai ne tik projektą daryti, bet tu pradėjai rūpintis visą komandą, techniką, viskuo. Tai, kai sakau, 7 dienos pas mane ralis, tai kažkaip man labai pačiam viskas įdomu. Tai dabar šiek tiek, Arnoldas, kai dirba, aš tiesiog stoviu ir žiūriu, ką jis daro. Ir tiesiog man patinka ir kažkaip po biškį, tai prie mašinos jau kažką žinau. Po to dabar pradėjau važiuoti ralyje irgi, toks po truputį ta kažkokia informacija ateina ir... Kaip pradėjai važiuoti? Aš žinau, kad tu visą laiką norėjai, bet kaip pradėjai važiuoti su automobiliu, kuris yra Lietuvos ralio čempionas? Evaldas pradėjo važiuoti kaip šturmanas su Pupeikiu. Ir kažkaip netyčia iš vis kilo mintis iš Notkus nupirkti tą Mitsubishi čempionišką. Tai jie kartu suvažiavo pirmas varžybas, ten nelabai pasisekė. Tas Mitsas stovėjo, tada sutaisytas viskas ir kažkurį vakarą Evaldas parašo, važiuojam į ralį. Tai aš turėjau 5 minutės apsispręsti. Tai aš sakau, važiuojam. Kas bus, nežinau, bet jeigu toks yra šansas išbandyti save, aš taip ir sutikau. Ir jums abiems patiko? Kad tau patiko, aš nebejoju, o Evaldas? Realiai pirmas varžybas, bet be jokių testų išvažiavom. Atėjau, prieš varžybos atsisėdau į Mitsubishi ir išvažiavome greičio ruožą. Tai tokia patirtis įdomi buvo, bet visai patiko. Aš supratau, kad iš pradžių galvojau, kad Mitsubishi labai sudėtinga valdyti. Nes kiek teko važiuoti, Notkus pravežė kažkada miške, galvojau, kažkaip sudėtinga, ne? Po to, kai pats atsisėdau, supratau, kad įmanoma. Tai išvažiavome tas pirmas varžybas, pravažiavom 4 greičio ruožus. Bet kažkas tada ten buvom gal bendroje įskaito kokie 4, viskas ok, rezultatas geras, tenkina, bet tada, man atrodo, Guras Riublys kažkas ten sugribavo ir nusprendėm toliau nevažiuoti. Tai ir tą sezoną pirmąjį dar pravažiavom Plungės ralį. Ten sąlygos irgi katastrofiškos buvo, gal 8 greičio ruožai vyko 4, nes ten lyjo lietus visą dieną ir viską nuplovė, neįmanoma buvo važiuoti. Tai tokia patirtis irgi įdomi, bet surinkom ten kokį 15 km. Tai per tą sezoną aš su Mitsubishi kokius buvau 20 km pravažiavęs. Ir atėjo šis sezonas, tai kažkaip šitam sezonui nusprendėm čempionate važiuoti su tokiom padangom, kurios leidžiamas. Ir dabar trečios varžybos, jau po truputį aš pradedu suprasti, kaip reikia su tą mašiną važiuoti. Bet po truputį. Ir visi galvoja, tai čia Mitsubishi, čia čempioniška mašina, čia sėsi, jau ir visus ten atbausi. Tai gal kas norit pabandykit ir tada sužinosim, ar čia įmanoma atbausti nuo 1 kilometro ar nelabai. Kur save matai po 5 metų? Taip ir norėtum gyventi raliu? Po 5 metų norėčiau jau su N5 važiuoti. N5 ir R5? Arba R5. Ne, iš tikrųjų, taip, turiu tokią durną, slaptą gal svajonę. Meksikos ralį prariedėti bent jau. Kodėl? Jis tau taip patiko? Man iš visų pasaulio čempionato etapų kažkaip Meksikos ralis yra vienas įdomiausių. Tiek atmosfera, tiek trasom, tiek, ta prasme, visiškai visko.
Aišku, Suomija yra, bet į Suomiją dar reikia biškį Pravažiuoti kilometrų. jau išsiauginti didesnių. Bet o Lietuvoje tu nenorėtum kokį Larčą važiuoti? Tikrą čempionatą? Larčą gal aš norėčiau, bet Larčą tenka dirbti, kaip ir filmuoti. Ir visą kitą rūpintis. Tai nežinau, ar čia variantas Larčą važiuoti. Gal kokią Latviją, gal... Esmė, šios metus pravažiuoju Mineralį ir tada svajonė važiuoti į Meksiką. Kada nors. Bet svajonė yra, tai kaip ten, sako, reikia svajoti atsakingai. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Taigi, kadangi komandos garaže dulkėjo čempioniškas automobilis Mitsubishi Lancer Evo 9, kuriuo Giedrius Notkus iškovojo Lietuvos ralio čempiono titulą, jis ir tapo Tomo ir Evaldo koviniu bolidu. Dabar juo laimėti čempionatą jau nebeįmanoma, lyderių technika per tuos metus gerokai patobulėjo, tačiau pakaboti mini ralyje dėl pačių aukščiausių pozicijų su juo tikrai galima. Pirmas lenktynės pernai nenusisekė. Paties pirmojo savo ralio MMT rally Tomas ir Evaldas nebaigė dėl automobilio gedimo. Nepaisant to, jau pats pirmas greičio ruožas nuteikė optimistiškai, 5. vieta tarp visų dalyvių ir 1. vieta svečių klasėje. Toliau geriau. Nors Tomas sakė, kad tame ralyje jautėsi tarsi kosmose, automobilį sunkiai valdė, šturmano negirdėjo, bet greitėjo sulig kiekvienu nuvažiuotų metru. 3. greičio ruože jis parodė net 4. laiką, tačiau po jo nutarė pasitraukti. Ėmė gesti variklis ir ekipažas nutarė nerizikuoti ir negadinti technikos. Tuo tarpu tą MMT ralį laimėjo Justinas Paraciejus su Subaru. 2. liko mūsų atrankos finalininkas Klaudas Bučinskas. 3. dar vienas mūsų finalistas Benas Šimkus. 2. Tomo karjeros ralis Plungėje ir jau neblogas rezultatas. Nors tarp visų dalyvių Nordis Racing Team pradedantieji lenktynininkai liko tik 13, bet laimėjo svečių klasės įskaitą. Tai buvo kol kas pats sunkiausias Tomo ir Evaldo ralis karjeroje. Dėl itin sunkių oro sąlygų buvo atšaukti net 4 iš 12 greičio ruožų. Ir tai buvo dar vienas nepatirtas iššūkis mūsų pradedantiesiems sportininkams. Lietus tiesiog nuplovė visas trasas. Šį ralį laimėjo beje Benas Šimkus su Subaru, už nugaros palikęs Tomą Kažemėką ir Martyną Tereikį. Na, o šiemet naujas sezonas ir naujas iššūkis. Vyrai nutarė lenktyniauti visame čempionate ir pakovoti dėl aukščiausių tikslų. Pirmiausia, Tomas su Evaldu nutarė sudalyvauti Visagino ralyje. Tai ne čempionato etapas, tiesiog tokie varžybiniai testai. Beje, ten susirinko daugiau kaip 70 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių. Kadangi Visagino ralis vyko balandį ir buvo vienas pirmųjų ralių regione po žiemos pertraukos, čia suvažiavo ir ekipažai iš Latvijos, Estijos, net Lenkijos. Po vieną ekipažą atvyko net iš Suomijos ir Turkijos. Tarp dalyvių ir greičiausi Lietuvos lenktynininkai. Martynas Samsonas, Giedrius Notkus, Ramūnas Šepkauskas, vienas greičiausių Suomijos sportininkų Teemu Asunma. Na gerai, nebūkime naivūs. Tikėtis, kad greičiausius profesionalus ims vaikytis pradedantis sportininkas tikrai neįmanoma. Tačiau Tomas su Evaldu, kaip sako liaudis, netrenkė veidu į purvą. Visą laiką sukosi 3-ame dešimtuke. Geriausiai Tomas pravažiavo paskutinį greičio ruožą, parodęs 21 rezultatą ir galutinėje rikiuotėje liko 24 bei 8 savo klasėje.
Laimėjo Visaginą Martynas Samsonas, už nugaros palikęs Giedrių Notkų ir Timų Esunma. Tai buvo pirmas Martyno pareiškimas prieš šių metų sezoną, kad jis bus pagrindinis pretendentas į šių metų Lietuvos ralio čempiono titulą. Tačiau tai jau atskira istorija. Visagino ralyje pirmą kartą mūsų Nordis Racing Team gretose dalyvavo ir šio sezono ašralistas nugalėtojas Markas Buteikis. Jam tai buvo pirmas krikštas mūsų komandos gretose. Na ir reikia pripažinti, kad išrinkome gerą nugalėtoją. Jis su kur kas silpnesnė technika aplenkė Tomą gerokai ir bendroje įskaitoje finišavo 16 vietoje. Tai buvo 4. vieta savo klasėje tarp visų 2 ratais varomų automobilių. Taigi, šių metų Lietuvos mini ralio čempionatas. Atšilus orams jis prasidėjo Plungėje. Visas čempionatas susideda iš 6 etapų. Tai turbūt demokratiškiausios lenktynės. Į kiekvieną etapą susirenka net iki 100 ar dar daugiau automobilių. Didelė dalis jų visiški entuziastai važiuojantys savo malonumui. Susimetę 2 draugai pasiruošė automobilį raliui, šeimyninės poros, tėvai su vaikais ir panašiai. Daugelis jų nesiekia kažkokių fantastiškų rezultatų. Tiesiog nori važiuoti, išlieti adrenaliną, pajusti malonumą suvaldant slystantį automobilį ir panašiai. Mini ralis. Aišku, turėjome nuotykių, bet pravažiavom. Dėjom ant ribos, taip sakant. Įveikėm viską. Dabar jau visi radistai žurnalistai, ne? Nu dabar jau kažkaip tai prasidėjęs. Smagi diena, viskas super. Miniralio formatas pasiteisino 100% ir į vienus vartus nukonkuravo ralio sprinto čempionatą. Mat sprintai, siekiant taupyti kaštus ar dar dėl kažkokių priežasčių, yra rengiami kartu su Lietuvos ralio čempionatu. Tačiau tai reiškia, kad sprinto dalyviai turi važiuoti po visų greičiausių ekipažų ir tiesioginė to žodžio prasme braukti automobilio dugnu per milžiniškas provėžas. Tai labiau automobilio nesulaužimo, išlikimo, o ne ralio lenktynės. Taigi, sprintas miršta, tuo tarpu miniralis išgyvena savo aukso amžių. Dar visai neseniai čia buvo galima dalyvauti netgi standartiniu automobiliu be saugos lankų. Tačiau ačiū Dievui buvo sugriežtinti saugumo ribojimai ir lankai dabar privalomi. Nes greičiai čia nemaži, automobiliai dažnu atveju, švelniai tariant, nėra patys naujausi. Norintys dalyvauti naujame jau 4. ašralistas realybės šou sezone gali jau registruotis. Ir žinote ką, turime jums gerų žinių. Pirmoji žinia – naujo sezono atrankoje nėra startinio mokesčio, taigi atranka jums visiškai nieko nekainuos. Kita gera žinia – jums nebūtina turėti jokios sportininko licenzijos. Geriausia, ką galite turėti, yra sportininko mėgėjo M licenzija. Tačiau negalite turėti jokios ralio ar mini ralio čempionato patirties. Taigi, mes šiais metais ieškome visiško naujoko.
Jis galės visai nemokamai startuoti mini ralio Lietuvos čempionate, o jeigu parodys gerus rezultatus, kitą sezoną pakviesim ir į Lietuvos ralio čempionatą. Prizo vertė siekia keliasdešimtis tūkstančių eurų. Svajoji tapti profesionalu, junkis prie mūsų ir bandyk nugalėti. Daugiau informacijos ralistas.lt. Registruokitės kuo greičiau, nes bandyti savo laimę verta. Galbūt tai apvers aukštyn kojomis jūsų gyvenimą. Galbūt įgyvendinsite savo svajonę. Ir nepamirškite, jums tai visiškai nieko nekainuos. Kitoje laidoje matysite. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.